Šią savaitę pasibaigė Vilniaus krepšinio Ekolygos čempionatas, kuriame dalyvavo net 27 komandos. 4 stipriausios ekipos išsiaiškino savo santykius, kuri iš jų yra pati pajėgiausia. Visų pirma, pirmadienį Vilniaus kolegijos didžiojoje sporto salėje savo jėgas išbandė mažojo finalo dalyviai. Tai yra Didėjos ir Ridiko klubai. Rungtynės prasidėjo apylygiai, tačiau labai nerezultatyviai, o sužaidus pusę pirmojo kėlinio Ridiko komanda pirmavo 7-4. Tiesa, Didėja kėlinio pabaigoje sušvelnino savo deficitą iki 4 taškų ir po sužaistų pirmųjų 10 varžybų minučių atsiliko labai nežymiai. Antrą kėlinį spurtu pradėjo Ridiko komanda ir įgijo pirmą kartą dviženklį savo pranašumą – 25-15. Tiesa, Didėja ir vėl spurtuoja 10-2 ir priartėja iki 2 taškų, kuomet likus žaisti beveik 4 minutės, jie pralaimi tik tai 25-27. Iki ilgosios pertraukos skirtumas praktiškai nepakito ir savo galimybės kovoti dėl pergalės Didėja išsaugojo. Visgi lemiamas lūžis įvyko trečiajame ketvirtyje, kuomet Ridikas padidino savo skirtumą iki 12 taškų. Ketvirtojo kėlinio pradžioje Didėja atsiliko dviženklių skirtumų ir tuomet Ridikas spurtavo dar labiau. Ši komanda vedina Roko Kondroto spurtavo 13-0 ir likus žaisti paskutiniojo kėlinio 3 minutės nugalėtojos niekam nebekėlė abejonių – 67-44 Ridiko naudai. Didėja dar bandė gelbėtis tolimais netaikliais tritaškiais, tačiau nesėkmingai. Taigi čempionate 3 vieta atitenka Ridiko komandai. 4 vietoje lieka Didėjos vyrai. Iš tikrųjų nuotaikos geros, gal tikėjomės daugiau šiemet pasiekti, tikėjomės nukeliauti toliau, tapti čempionais, svajojom tikrai, nes turėjom sezoną labai gerą tiek C lygoje, VKL, tiek Eko lygoje ir kai iškritom pusfinalį, mums buvo tikrai tragedija, tikrai reikėjo laiko atsigauti, bet aš manau, praėjo kelios dienos, praėjo gal net savaitę, atsigavom ir šiandien sukovojom, tikrai labai norėjom laimėti, žinom, koks varžovas mūsų laukia. Aš asmeniškai šis 5 kartą su Didėja žaidžiam, tai kai nuluptus žinom ir mes juos ir jie mus ir žinom, kad turim žaisti greitą krepšinį, mūsų yra čia pranašumas, jie pradžioj stovėjo labai susispaudę po krepšiu, tikrai buvo labai sunku, tempą jie mušė, žaidėm pagal jų taisyklės, bet manau antroji pusė jie pavargo ir tiesiog vis dėlto jaunystė mūsų tas entuziazmas nugalėjo. Labai gaila, kad ne finale, bet bent netuščiom išeinam šitą sezoną, turėsim atsiminimą, tai čia yra, manau, svarbiausia, kiek sezonų žaidžiam, svarbiausia turėti kažkokį atsiminimą, tai labai džiugu, kad turėsim. Viso sezono tikslas buvo finalinis ketvirtas, mes jį įvykdėm. Kaip ir minėjau, mediniai medaliai nėra patys šauniausi, bet tikslas buvo įgyvendintas. Ridiko komanda yra šiai dienai tikrai stipresnė už mūsų, parodė tą ne tik rungtynės, bet ir rezultatas. Sveikinimai Grįžkui ant ko, bent jau jis šį sezoną užsidės 2 medalius. Kas toliau? Norint laimėti reikia pataikyti, o be pataikymo nebus ir pergalių. Išmoksim žaisti gal vieną kitą derinį padarę, įmėsim keletą taškų, manau, kitas sezonas gal bus įdomesnis šiek tiek, gal kažkokių naujų veidų ateis į komandą, naujų vėjų, gal treneris atsiras, bus visai kitaip. Tuo tarpu trečiadienį didžiajame finale susitiko Tugendkefer ir NK Gaugijos komandos. Tai gerai, visų pirma, tai reikia pripažinti, kad žaidžiam prieš stiprią komandą. Dabar, jeigu neklystu, Gaugija tik 1 pralaimėjimą turi per visą šį Eko lygos sezoną. Kitas dalykas, toks labiau asmeninis, kiek prieš Gaugiją sužaidęs pats asmeniškai 5 ar 6 kartus visus kartus pralaimėjau. Ir visus kartus praktiškai pralaimėjau, nes tiesiog prieš tą komandą tikrai labai sunku žaisti. Jie turi savo klampų žaidimą, jie visada emocingi ir visada gerai nusiteikę. Tai aš manau, kad šiandien pagrindinis faktorius bus tiesiog nusiteikti taip, kaip ir priklauso finalo varžybom. Jeigu tą padarysim, manau, kad pergalė bus mūsų. Iš tikrųjų, aš manau, varžybos labai turėtų būti įdomios, turėtų būti apylygės, komandos propaguoja abidvi greitą puolimą, kuri nugalės, manau, labai sunku pasakyti, mano galva 50-50 šiandien. Jeigu šiek tiek sėkmė bus daugiau mūsų pusėje, manau, mes tikrai turim šansą šiandien dabinti aukso medaliais. Iš tikrųjų, manau, mum reikia orientuotis į savo žaidimą, o ne žiūrėti tų varžovų. Reikia žaisti taip, kaip žaidėm sezono pradžiai. Tas yra svarbiausia, nes sezono pradžiai demonstravom tikrai labai gerą krepšinį, vidury sezono irgi labai gerą.
Ir ant pačios pabaigos pradėjom birėti, tai bet labai tikiuosi, kad dabar susikaupsim, susimsim ir finišuosim pergalingai, nes šitą sezoną nusipelnėm dėsningas būtų tas mūsų laimėjimas šiandien, tai labai laukiam, labai ruošiamės, žiūrėsim, kaip čia gausis. Pakankamai daug intrigos žadėjusiam finalui visgi pritrūko atkaklumo ir rungtynes net 81-59 laimėjo Tugendkefer vyrukai. Jie į priekį išsiveržė nuo pat pirmųjų rungtynių minučių ir įgijo dviženklį pranašumą. Rungtynėms įpusėjus NK Gaugija šiek tiek prisivijo, tačiau tai buvo laikinas reiškinys. Antroje rungtynių dalyje, trečiojo kėlinio pradžioje, Tugendkefer vėl spurtavo ir kuomet pasiekė 20 taškų persvarą, buvo viskas aišku. Nugalėtojais tapo jaunasis Tugendkefer kolektyvas, iškovojęs pirmą tokią pergalę savo klubo istorijoje. Na, o naudingiausiai nugalėtojų gretose žaidė 17 taškų įmetęs Edvinas Slapšys, 15 Valentinas Giveliušas ir po 14 pridėjo Dangiras Česinas bei Karolis Gailiūnas. Pralaimėjusių gretose išsiskyrė 15 taškų įmetęs Aurimas Špiliauskas, 11 pridėjęs Ignas Kazlauskas bei 10 Justas Liepinaitis. Tiesa, naudingiausio krepšininko titulas MVP iškeliavo iš žaidėjo, kuris viso labo įmetė 4 taškus rankas, tačiau surinko net 22 naudingumo balus. Juo tapo Edgaras Kolendo iš Tugendkefer komandos. Abidvi ekipos tradiciškai apdovanotos atminimo medaliais ir diplomais, žinoma gaiviaisiais mūsų partnerių Švyturio gėrimais, na ir gražuolėmis taurėmis, kuriomis galės džiaugtis ilgą komandos gyvavimo istoriją. Vilniaus krepšinio lygos Eko diviziono kovos šiemet baigtos, lauksime jūsų kituose VKL finaluose. Kalbant apie visą čempionatą, tai komandas rinko nuo pat pradžių rimtai nusiteikusi. Vienu metu buvom įpuolę tokią dobelę, tai tuo metu buvo ir mūsų vadovas Rokas išvykęs į Čekiją, kiek pamenu. Tai 3 varžybas teko pralaimėti, bet paskui pagavom savo žaidimą. Čempionatą patį vertinu teigiamai, kaip gali vertinti, kai auksą medalį bus pakabinti. Kalbant apie pačią komandos atmosferą, visą laiką buvo pačiam aukščiausiam lygiai, šaunuoliai visus sveikinu su pergalė, tiek dėkoju visiems atvykusiam pažiūrėti mūsų varžybus ir galiam, buvo labai faina, daug emocijų gerų. Realiai žinojom, kad varžovai kokį žaidimą žaidžia, kad propaguoja sunkų, klampų krepšinį. Tam buvom pasirengę iš tikrųjų, tačiau matosi, kad komanda priešininkų nebuvo pasiruošusi mūsų greitam puolimui. To nesustabdė, ko pasakoje pirmam kėliny teko jau 10 taškų persvarą išlaikyti ir gerai, kad nepuolėm jokias duobes ir auksas mūsų. Ačiū. Labai permainingas šitas čempionatas, atrodo taip lyg ir iš grupės išėjom pirmi, reguliarų sezoną pabaigėm pirmi, gerom nuotaikom, bet jau atkrintamosiose susidūrėm su gal psichologiniais barjerais ir nesusitvarkėm su savim, su emocijom ir pralošėm. Tai iš vienos pusės gerai, kad pralošėm anksčiau, po to sekė eilė pergalių iki šios dienos. Iš tikrųjų liūdna, bet rytoj bus linksmiau, antra vieta visiems geriau negu trečia. Bet trečia smagesnė, nes ją iš karto laimi. Sezonas ilgas, tai tikriausiai nuovargis yra viena iš priežasčių, kodėl mums nepakako šiandien jėgų. Varžovai buvo jaunesni, greitesni ir geresni. Turbūt dėl to pelnyti ir laimėjo. Šiaip sudėtingiausia buvo tas, kad buvo daug varžybų su dideliais taškų skirtumais. Laimi 30 taškų ir nepajauti to. Toks būna lengvas krepšinis. Pirmas kėlinys, įsibėgėjai ir taip, kai atpranti nuo stipresnių varžovų, būna sunkiau. Lygiai taip pat ir C lygoje mums pakišo koją tas pats, kad nepatekom į top divizioną, botame turėjom žaisti su sąlyginai silpnesniais varžovais ir patekę į play-offus vieną etapą peržengėm, o kitame gavom rimtą priešininką, kuriam nesugalėjom pasipriešinti. Tai sveikiname Dugen laimėjus Eko lygą. Bandysim kitais metais revanšuotis.